Šiandien žiniose. Panevėžiečius miesto maršrutais ir toliau veš autobusų parkas. Planuojama plėsti ligoninės automobilių stovėjimo aikštelę. Miesto centre pastatyta Kalėdų eglė. Dailės galerijoje atidaryta Algio Kačkausko tapybos darbų paroda. Į miesto gatves dar negreitai išvažiuos maršrutiniai taksi, kadangi šiandien Panevėžio miesto savivaldybės taryba nepritarė, kad savivaldybės administracija sudarytų laikinąsią sutartį su privačių maršrutinių taksi vežėjais. Šiandien taryba priėmė teisingą sprendimą, nes mes negalime tokio sprendimo iš esmės priimti, nes tai prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams ir Europos reglamento teisės aktams. Tai aš esu patenkintas tikrai ir galima pasakyti, kad vadovaujantis šiais galiojančiais įstatymais eilę metų privatus vežėjai neteisėtai dirba. Na, aš manau, kad atsiras tarybos narių, kurie įtakos administraciją ir sieks bet kokią kainą, kad privatus vežėjai vėl atsirastų. Bet kokią kainą. Ir dabar aš galiu pasakyti, kad privačių vežėjų prezidentas pastoviai čia lankosi savivaldybėje, ne vieno langelio tarnyboje, bet pas vieną vicemerę. Ką tai reiškia? Pagal baudžiamąjį kodeksą, na tai galima išvadas padaryti. Ir šiuo klausimu turėtų užsiimti ne tik miesto taryba, bet ir atitinkamos institucijos. Nors maršrutiniai taksi Panevėžio gyventojams paslaugų nebeteikia nuo rugsėjo mėnesio, tačiau administracijos direktorės teigimu, jie į gatves dar išvažiuos. Mes taip pat norime, kad kuo skubiau privatus vežėjai suteiktų gyventojams tas paslaugas. Tačiau, kaip politikai sako, ar tai turėtų būti greitasis maršrutas ir trumpiausia trasa ir greičiausiu būdu pasiekti norimą tašką, ar tiesiog tie būtų mikrorajonai aptarnaujami, kur nevažiuoja autobusų parko transportas. Tuomet mes skubos tvarka rengsime strategiją ir organizuosime konkursą. Tačiau patys privatus vežėjai entuziazmu jau nebetrykšta ir valgyti duoną iš keleivių vežimo nebesitikė. Tai niekas nebevažiuos, kadangi yra toks dalykas, darbo birža žmogus gauna didesnį atlyginimą negu dirbantis žmogus. O tam įrodymas yra toksai paprastas, kad iš darbo biržos nežinau, kiek ten žmogus gauna, ar 4, ar 5, ar 600 litų vienkartinę išmoką. Jam nereikia mokėti už šilumą, nereikia mokėti už vandenį iš šiltą, nereikia mokėti už vaikų maitinimą. Sudėjus visus pinigus gaunas netoli 2000 litų. O dirbantis žmogus tiek neuždirba. Taip, kad pas mus šiandien dienai yra geriau būti bedarbiu. Panevėžio visuomeninę transporto strategiją ketinama parengti iki 2011 metų vasario mėnesio. Tada bus atliktas keleivių srautų tyrimas ir peržiūrimas dabartinis miesto maršrutų tinklas bei jo plėtros galimybės. Kol kas panevėžiečiams keleivių vežimo paslaugas ir toliau teiks Panevėžio autobusų parkas. Per metus Panevėžio ligoninėje apsilanko tūkstančiai miesto ir rajono gyventojų. Tačiau atvykus daugelį galvos skausmą sukelia automobilių parkavimo problema, kadangi aikštelės atvykstančiųjų į įstaigą transportui nėra. Su šia sena problema šiandien Panevėžio ligoninės vyriausiasis gydytojas Česlavas Gutauskas supažindino ir miesto tarybos narius. Atvyksta su transportu žmonės ir pastatyti transportą nėra prie ligoninės tokių, sakyčiau, civilizuotų galimybių. Dažnai tenka statyti ant žolės ir manau, kad tai yra mūsų neigiamas toksai, sakyčiau, pavyzdys jaunimui, ypač kada šalia yra mokykla, kada mes visi sakom, kad želdinius reikia gerbti, o šiuo atveju patys juos niokojam. Nors automobilių parkavimo problema nėra nauja ir gyventojai dėl to piktinasi nuolatos, tačiau politikai ligoninės aikštelės plėtros klausimų susidomėjo tik dabar, kadangi artėja 2011 metų Europos krepšinio čempionatas. 2011 metais vyks krepšinio čempionatas Panevėžyje, žais Lietuvos rinktinė, daug privažiuos ir yra sudaryta darbo grupė pasiruošimo čempionatui. Grupė gana plati, ją įeina spec tarnybos, tai gaisrinė, priešgaisrinė apsauga, greitoji. Taip pat, duok dievę, kad nereiktų, bet gali atsitikti, kad reikės ir ligoninės pagalbos kam nors. Tai mes turime būti tam dalykui pasiruošę ir turėti tai susiję ir su, sakykime, sustojimo vietomis. Mes prašėme jau ir šiais metais, tačiau nepavyko, tai tikimės, kad esant tokiai dideliai šventei Panevėžy kaip krepšinio šventė,
tarybos nariai skirs tam reikiamą dėmesį. Skaičiuojama, kad ligoninės aikštelės plėtra savivaldybei kainuotų apie 500 000 litų. Panevėžys pradėjo ruoštis vienai gražiausių metų švenčių – Kalėdoms. Šiandien į Laisvės aikštę buvo atvežta ir pastatyta 17 metrų siekianti žaliaskarė. Beje, šiemet bus puošiama ne čia pat auganti eglė, kaip kad buvo daroma kelerius paskutinius metus, bet atvežta iš miško. Šiemet nusprendėm, reaguodami į specialistų patarimus, tą eglutę, kurią puošdam jau 2 metus iš eilės, leisti jai truputį pailsėti ir kadangi miškų urėdija padovanojo tokią gražuolę, šiemet puošim pastatome eglutę. Ja išrinko girininkas Paežerio, aprodė keletą eglių, su ponu Romu Lukšu nuvažiavę buvom, apžiūrėjom, kaip atrodo eglės, apžiūrėjom, kaip jas galima nukirsti, paimti ir kaip jas galima išvežti. Tai atsižvelgiant į tos visus kriterijus ir buvo parinkta šitą eglę. Nors šiandien miesto centre pastatyta žaliaskarė bus įžiebta tik už geros savaitės, tačiau, kaip teigia miesto dizaineris, visas šis laikas bus išnaudotas eglės ir miesto puošimui. Ji bus puošiama kompleksiškai su visa aikštė, su prieigom. Jūs įsivaizduokit, ir laidų, ir oro sąlygos, ir gąsdina šaltais orais, žmonėm reikės lauke dirbti šaltom sąlygom. Tai aš manau, kad mums 1,5 savaitės tikrai ne per daug. Kalėdų eglės įžiebimo šventė Panevėžyje vyks gruodžio 3 dieną. Panevėžio miesto dailės galerijoje atidaryta Algio Skačkausko retrospektyvinės tapybos paroda. Algis Skačkauskas vienas iškiliausių 20-ojo amžiaus antros pusės Lietuvos tapytojų. Tapytojas buvo Lietuvos dailininkų sąjungos narys, priklausė dailininkų grupiai 24. Talentingas tapytojas ir dailės pedagogas kūrė emocionalius, ekspresyvius ir spontaniškus tapybos darbus. Tai garsus mūsų neoekspresionistas, dėja palikęs mus pernai, labai jaunas, 54 metų netekome Algio Skačkausko, bet jis paliko labai gilią vagą mūsų Lietuvos tapybos meno istorijoje. Čia matome kūrinius, kurių dauguma yra išsaugota šeimos nuosavybė, bet antrą dalį šių kūrinių surinko kuratorė Raminta Jurėnaitė iš privačių kolekcininkų. Skačkauskas buvo įvairiapusis kūrėjas. Jis ne tik tapė, bet ir kūrė eilėraščius, kurie glaudžiai susiję su jo tapyboje pastebimais motyvais. Jo poetiška tapyba išsiskyrė ne tik profesionalia plastinė raiška, vibruojančiu koloritu, bet ir semantinė paveikslų kalba, kuriai būdingi sudėtingesni siužetai, mistiškumo ir ritualizmo elementai, bei aliuzijos į literatūrinius istorinius aspektus. Jo ir tapyba yra poetiška tapyba. Ir, kaip jau minėjau, jo stilius yra neoekspresionizmas. Didelę įtaką galime matyti, kad dailininkui turėjo Šagalo kūrybą, bet aišku, jis ją perdirbo ir perleido per savo prizmę, per savo lietuvio pasaulėjautą. Dailininkas surengė daugiau kaip 20 personalinių tapybos parodų Lietuvoje ir užsienyje. Eksponavo savo darbus 40 Respublikos ir tarptautinių parodų. Jo kūrinių yra įsigiję Lietuvos dailės muziejus, Kauno Čiurlionio dailės muziejus, daugelis užsienio muziejų, privatus kolekcininkai. Paroda poetiškoji Skačkausko neekspresionistinės tapybos ikonografija Panevėžio miesto dailės galerijoje veiks iki gruodžio 16 dienos.